Laba. Taigi toks neplanuotas įrašėlis, kadangi užvertėte mane žinutėmis asmeninėmis žinutėmis į Messengerį, tai kaip su to musmirėm, kadangi visa Lietuva ūžia, vis vieni pasipiktinę, kiti džiūgauja, kad uždraudė jas. Na, bet pirmiausia, labai prašau, palaikykite mus, spauskite patiktukus ir prenumeruokite mūsų kanalą ir taip pat, aišku, Facebooko spauskite stebėti. Taigi, tęsiant apie musmires. Na, pirmiausia, noriu pasakyti, kad netgi tie žmonės, kurie niekada nevartojo ir manė, kad musmirė tinkama tik tai spirti pamačius miške ir nuspirti, nutrenkti, kad tai yra labai blogas grybas, dabar labai susimąstė, kadangi ne šiaip sau uždraudė matyti tuos grybus. Na ir pradeda domėtis, o kaip juos vartoti, kur gauti, kas tenais ar prekiauja ar ką. Tai tikrai negaliu aš jums tai atsakyti, nes mes su vyru neprekiaujam, nors patys esame taip vartoję ir rinkę, bet dabar Graikijoje tai tikrai jau keli metai tuo neužsiimam. Dabar ar Graikijoje auga tie grybai, aš dar neišsiaiškinau, kadangi vis tiek stengiamės sveikai gyventi, tai aišku domimės žolėm visokiom ir dabar aišku arniką rinksim, kai tik tai pradės žydėti pavasarį, bet apie grybus kol kas tikrai nesidomėjom, nes mes perkame tą kreivabudę turgui, tikrai 2,5 € kilogramas, tai tikrai galima sau leisti. Ir vartojam irgi kaip maistą ir kaip vaistą. Taigi, dabar mano nuomonė, kaip jūs klausėte, ar gerai ar blogai, kad uždraudė. Aš manau, kad tai yra blogai, kadangi kuo daugiau draudi, tuo daugiau rūpi ir aš manau, kad tikrai prasidės tokių neatsakingų vartojimų, nes masė žmonių net nežinojo, kad su musmire galima svaigintis. O dabar, kai uždraudė, sužinojo, nes tūkstančius metų jin buvo naudojama būtent kaip vaistas. Ir kad svaigintis. Aš, pavyzdžiui, žinau, kad galima ten perdozavus kažką gal to pajusti, bet tikrai svaiginimasis tai ne ta vieta. Ir aš manau, kad neužmirškite pavartojus didesnį kiekį musmirės, vimdo, pykina, vemt norisi. Todėl apie tą svaiginimąsi, nežinau, man atrodo, kurie nori pasisvaiginti, jie pasisvaigina kitais dalykais. Dabar ant kiek nuodinga, manoma, taip teigiama, kad mokslininkai yra paskaičiavę pagal tą medžiagos kiekį nuodingos, kad jeigu tu suvalgysi 3 kg sausos musmirių medžiagos, 3 kg, tai įsivaizduok, tada gali mirti. Na, bet realiai tai, aš nežinau, Lietuvoje yra nors vienas žmogus nuo musmirių miręs ir aš manau, kad uždraudimas yra visai su kažkuo kitu susijęs. Dabar nuo ko jin gydo, pasigūglinkit. Jūs mokat dabar ypatingai jaunimas masę kalbų. Bet kuria kalba pasigūglinkit, įveskite amanitą ir lotinišką pavadinimą musmirės ir pamatysit, kaip jums išmes jos visas savybės ir nuodingas ir geras. Dabar aš tik noriu perspėti tų, kurie vis tik galvojate, kad jūs prisirinksit musmirimų, užsipilsite degtinę. Degtininė ištrauka, iškart sakau, tinka tik kompresam. Ir valgyti musmirę su degtinė negalima ir ten tie lašeliai jums tikrai nepadės. Naudojama tik sausa medžiaga arba kažkaip kitaip paruošta, gal nuovirai, gal dar kažkas. Aišku, neužmirštame, kad musmirė naudojama kaip paprastas grybas. 2-3 kartus nuverdi ir tu valgai, labai skanus tarp kitko grybas. Džiovintas, pats skaniausias iš tikrųjų iš visų grybų yra džiovinta musmirė. Ir nuvirta, aš manau, taip pat mes tai su vyru tikrai nevalgėm, nenaudojom maistui musmirės, bet žinau, kas naudoja ir kai kurie net žurnalistai yra pasiviešinę, kad jie vartojo pririnkę musmirės kaip paprastą maistą. Tik reikia, sakau, 2 kartus ar 3 kartus nuvirti ir tikrai jokio poveikio jūs nepajusite. Taigi dabar dėl to, kad ar ta musmirė yra didesnio poveikio narkotinio ir nuodingumo negu kiti dalykai, na, aš manau, kad tūkstančiai žmonių nukenčia nuo alkoholio vartojimo Lietuvoje ir visam pasaulyje, milijonai visam pasaulyje, bet Lietuvoje tikrai žmonės būna ir žiauriai nukenčia ir miršta ir tų mirčių yra labai daug, nes baisesnio narkotiko ir nuodo kaip alkoholis nėra.
Ir ne šiaip savo yra toks kaip ir judėjimas šiuo metu, ypatingai jaunimo tarpe, kad nevartoti. Ir ne veltui alkoholis yra propaguojamas per visus kanalus, per visas tradicijas, per filmus, kad tai yra labai didelis gėris ir stilius ir saikingas vartojimas. Tai yra melas ir netiesa. Jeigu musmirės tu padauginęs apsivemsi ir atsiprašau apsitriesi, tai alkoholio tu tiesiog reanimuosies ir tai yra ir priklausomybės, ir baisus dalykai. Negana to, tada reikia uždrausti ir pelyną, nes pelynas, mes žinom, absentas buvo daromas, tai yra narkotinė medžiaga, nors absentas gydo ir nuo alkoholizmo, ir nuo daug ligų, ir parazitai, ir virškinimas, ir psichinės ligas gydo. Ir pelyno didesni kiekiai yra taip pat svaiginantis. Na, taip pat visi užmiršo, o muskato riešutas. Taigi muskato riešutas taip pat yra svaigalas ir labai stiprus svaigalas. Ir jis yra kaip seksualinę energiją keliantis muskatas, taip. Na ir aišku, arbata kalėjime, taigi ne kava svaiginasi žmonės, kurie pasodinti į kalėjimą. Taigi jie ne kavą verda čefyrą iš kavos. Iš kavos tu narkotiko neišspausi. Būtent iš arbatos verda stiprią arbatą ir jie svaiginasi. Tai galbūt irgi reikia uždrausti. Kodėl leidžia? Vienu žodžiu, galvokite savo galvą. Ir man tik tai juokinga, kad jie dabar tokį šaršalą pakėlė dėl tų musmirių, tai dabar atvirkščiai visi puls ieškoti, domėtis, nes anksčiau žinojau, labai siauras ratas žmonių, tikrai labai siauras ratas. Nes aš atsimenu, kai mes su vyru prieš 15 metų dar rinkdavo musmirės, į mus žiūrėjo visi kaip į keistuolius. O dabar, reiškia, dar šiek tiek dabar gal daugiau po COVID-o, kadangi reikia žmonėm kažkaip atsigauti, norėjo, ypatingai tie, kurie skiepijosi, norėjo išsivalyti organizmus. Bet sakau, šiai dienai tai jie musmiriai padarė nuostabią reklamą ir ko gero reikia valdžiai už tai padėkoti. Vienu žodžiu, prie kiekvienos musmirės policininko nepastatys. Negana to, galima nuvažiuoti bus į kokią gal Graikiją ar dar kažkur, ar nusipirkti kapsulėse gal miltelių musmirių, irgi kiekvieno neiškratis. O iš kitos pusės, tai aš manau, mano nuomonė yra, kad kaip atsimenat, Veryga uždraudė koduoti žmonės nuo alkoholizmo. Ir mes su vyru sėdim ir juokiamės, sakom, tai tuoj preparatą kokį parodys, kad reiškia gersit tabletės, deginsit savo kepenis ir nebegersit. Taip ir buvo lygiai po 3 savaičių. Paaiškėjo, kad į Lietuvą atvažiuoja amerikoniškas preparatas, kuris tobulai gydo nuo alkoholio, vartojimo, alkoholizmo, bet tik kažkodėl tai degina biškį kepenis, kaip ir visi tokie preparatai. Taigi laukiame dabar kažkokių vaistukų, kurie pagaminti iš musmirės ir neužmirštame, kad Švenčionė superka musmirę džiovintą apie kažkur 150 eurų, 147 gal eurų už kilogramą džiovintos musmirės. Ir viskas važiuoja į Europą, į Vokietiją ir iš jos gaminami vaistukai. Taigi, aš manau, tuoj už kokį nedidelę mažytę sumytę, už kokį 100 euruką pakelis, 5 kapsulytės, tobulių vaistų pasirodys ir mūsų mieloj Lietuvoj. Taigi, mielieji, palaikykit, paspauskite patiktukus ir prenumeruokit mūsų kanalą, o mes vis kažką tokio įdomesnio mėginsim atrasti, jum pateikti, o horoskopai kitos savaitės ir visi kiti įrašėliai jau penktadienio vakare ir šeštadienį. Taigi, myliu, ate.